Tęsiant tiek temos aktualumą, turiu tau, Živilė, klausimą. Ar konkurencingumas turi savo kainą? Jeigu taip, tai kokią ir kaip darbdaviams ją pasiskaičiuoti? Tai be abejo, konkurencingumas turi savo kainą ir man labiau norėtųsi į šį tavo klausimą kvietimą atsakyti per kokia yra nekonkurencingumo kaina ir aišku, žiūrint į klausimą būtent per darbdavio perspektyvą. Tai pirmiausia, man nepaprastai patinka pats faktas, kad šiandien mes pasirinkome kalbėti apie duomenimis grįstus sprendimus. Nes kalbėti pojūčiais labai daug ką galime, bet kada pradedame jau fiziškai skaičiuoti ir matuotis, mes galime būti gerokai objektyvesni. Ir vėlgi grįžtu prie to, kas įprasta verslams. Tai verslai tikrai skaičiuoja savo skaičius ir įvairiausius verslo rodiklius. O su kuo susidurėme žvelgiant į nekonkurencingumą, tai ir pasaulyje girdim jau pastarąjį dešimtmetį ypač aktyviai apie stebimą produktyvumo mažėjimą. Matome, patiriame technologijų vystymosi tendencijas ir tempas yra didžiulis. Tikrai garsiai kalbame apie darbuotojų įsitraukimo ir lojalumo mažėjimą, kas verslam iš esmės kelia labai rimtų iššūkių ir galbūt tai skambės šiek tiek suabsoliutintai, bet lygiai tas pačias tendencijas išgyvena ir organizacijos Lietuvoje. Na, niekaip mūsų neaplenkia tai, kas vyksta, bet dar labiau, man atrodo, aktyvėjanti tema ir mums iš karštųjų iššūkių yra tai, kad mes norėtumėm padėti jums šiandien pamatyti temą per įvairius kampus ir ne tik tai atlygio kaip konkurencingumo arba nekonkurencingumo temą, tam, kad jūs galėtumėte rasti sau tinkamus galbūt momentus, galbūt idėjas, vardan to, kad išlaikytumėt savo esamus darbuotojus ir galėtumėt pritraukti norimus bei reikiamus talentus ir kompetencijas. Tai ką patiria verslai iš esmės neskirdami dėmesio darbdavio konkurencingumo temai, tai galime susijęti tiesiogiai su neuždirbamom pajamom, su ilgėjančiais samdos laikotarpiais ir ypatingai tada, kada jau užtrunkam, lyg tai randam norimą kandidatą, bet paskutinę minutę pasiūlymas yra atmetamas. Girdime apie ir skaitome įvairiausiai tyrimai apie didesnį darbuotojų abejingumą. Ir tiek, kiek jį galime objektyviai pamatyti arba pamatuoti, kas lėtina ir organizacijų įvairiausius pokyčių procesus, kuria gamybos arba paslaugų broką, ko pasekoje lygiai taip pat didžiulę įtampą patiria vadovai. Ir turbūt sutiksit, kad vienas dažniausių terminų arba frazių, kurį girdime kalbant apie atlygio ir pinigų atlygio peržiūrai, tai atsakymas, nėra pinigų, šiuo metu nėra pinigų arba ne dabar, bet ar tikrai, jeigu gerai paskaičiuotumėm tą galimo neefektyvumo kainą, ar negalėtumėm šiek tiek pinigų padėti organizacijai atgroti? Ir šiaip irgi yra toks įdomus kampas, kuriuo galima skaičiuoti neefektyvumą ir tuo pačiu nekonkurencingumą. Tai žvelgiant į bendro vidaus produkto tam tikrą dalį, kuri irgi pasaulyje skaičiuojama bendrai apie 2% šaliai, tai Lietuvai tai išeitų arti 1,5 milijardo. Nedidelis galbūt kvietimas ir namų darbas jums. Po webinaro pabandykite kartu su kolegomis, vadovais arba savarankiškai paskaičiuoti, kiek pinigų galėtų jūsų organizacija sutaupyti, jeigu 2% metinių pajamų galėtų grąžinti arba neišleisti per neefektyvius sprendimus ir veiksmus. Tai aš labai džiaugiuosi ir sveikinu organizacijas, tas, kurios skiria laiko ir dėmesio temai. Aišku, dažniausiai pradeda nuo vidinių tyrimų ir tai jau yra pirmas puikus žingsnis. Tačiau mes ir liekame virti savo sultyse, truputėlį patys savo gražus, truputėlį savo progresą pasimatuojantis ir tai gerai, bet tai nepadeda atliepti darbdavio konkurencingumo temos.
Ir kada atsiranda galimybė pasilyginti savo situaciją, savo duomenis su išore, tada jau galime iš esmės kryptingai valdyti riziką, taisyti sritis, kurios ugdytinos ir stiprinti, išryškinti tas autentiškas stiprybės, kuriomis galim išsiskirti. O paprastai kalbant, laimi ne tas, kuris daro viską, nes net ir per vidinio tyrimo duomenis tendencija tokia, kad puolame žiūrėti ir tvarkyti tai, kurie rodikliai arba temos yra vertintos žemiausiai. Bet kvietimas mano yra toks, kad įžvelkite galimybę ir naudokite įrankius tokius, kurie leidžia jums labai kryptingai išsigryninti tai, kas verta dėmesio ir ką reikėtų daryti, bei kam neskirti laiko, negaišti, nežaisti su tuo, kas šiandien dienai jums nepadėtų laimėti savo kaip darbdavio kovos dėl talentų savo verslui. Ir jeigu galėčiau pailiustruoti, Aiste, tada kita skaidrė, kaip mes WITMIND tiriame darbdavio konkurencingumą, tai mes jį matuojame per 5 sritis. Tai yra įsitraukimas, į kurį irgi patenka ir darbdavio rekomendavimas, ir dar papildomos išvestinės temos, pasitenkinimo tema, kurioje apžvelgiame plačiai ir tuoj pat dar papasakosiu apie tai, kokias naudas matuojam, vertinam. Didžiavimasis, kurį laikome kaip vieną aukščiausių lojalumo formų, apie jo mažėjimą ir stebimą problematiką temoje jau užsiminiau. Ir aišku, garsiai kalbame, vis populiarėja ESG tema, tai aplinkosaugos ir įvairovės bei įtraukties temas irgi padedam organizacijai jau pradėti matuotis ir lygintis. Ir čia turbūt vienas svarbiausių dalykų ir esminių yra tai, kad būtent atlygio tema, kurią šiandieną kaip atspirties tašką pasirinkome, ją matuojame pasitenkinimo temoje ir ji priklauso funkcinių naudų grupiai. Tai čia be abejonės. Tikrai nebandysim nuneigti, kad atlygis yra, jeigu ne pats svarbiausias, tai top temoje buvo, yra ir bus, bet kartu ir kitas piniginės bei nepiniginės dedamąsias galime padėti pasimatuoti, tačiau norime išgryninti, kad šalia funkcinių ir bazinio poreikio naudų yra ir nemažiau svarbi naudų grupė, kurią mes vadiname emocinėmis naudomis. Paprasčiau kalbant, tai visos mūsų lyderystės praktikos bei organizacinės kultūros ir veiklos elementai, kurie lygiai taip pat tiesiogiai padeda pamatyti, kur esame stiprus ir kur verta būtų pasitempti. Tai visą šitą informaciją organizacija išsimatuoja viduje ir identiškais klausimais ir rodmenimis gali pasilyginti su 9 sektoriais ir su visa dirbančiųjų Lietuvos rinka. Ir jeigu keliautumėm į dar vieną skaidrę, specifiškai apie atlygį kalbėti arba kaip mes matuojame ir leidžiame įsivertinti, pamatyti naudas, tai šalia to, kad mūsų darbuotojai gali atliepti, kaip įgyvendinamos vienos ar kitos naudos, jie lygiai taip pat turi galimybę įvardinti tokį svarbų parametrą, tai svarbos parametrą, kas jiems specifiškai yra svarbu, ir tai padeda darbdaviui nebesiblaškyti, suprantant, mes galvom, kad tai yra svarbu mūsų žmonėm, bet staiga pagal duomenis matomėm, kad dėja ne tai svarbu mūsų žmonėm. Ir vėlgi čia matote, kad pagal atsakymus naudos yra išranguojamas organizacijai pagal top 5 ir galime vienoje vietoje matyti, kaip atrodo įmonės rezultatai ir kaip jie palyginimo prasme atrodo pagal įgyvendinimą bei svarbą lyginantis su rinka ir sektorium. Ir čia iš tikrųjų pakankamai greitai organizacija gali pamatyti ir sentimento, ir svarbos prasme, realiais duomenimis lyginantis save su išorinė rinka, tačiau ko mes nematuojame ir netiriame, tai realių atlygio skaičių bei praktikų. Čia jau tęstinė diskusija su organizacija vyksta apie tai, kokie jų skaičiai, ką parodo, patvirtina arba paneigia ir ką dėl to galima būtų daryti. Bet tam mes turime Aistę,
kuri iš tiesų labai daug dirba su atlygio duomenimis. Ir aš kviečiu tave pasidalinti, kad aš galiu pamatyti, padėti pamatuoti organizacijai bendrą, daug platesnį vaizdą, o ką tu matai ir kaip tu matai tą atlygio konkurencingumą ir argi nėra savaime aišku, kad jis yra konkurencingas arba ne. Žinai, Živilė, į tavo klausimą truputėlį pradėsiu iš toliau. Remiantis duomenimis, 2024 metų CIPD tyrimas Jungtiniai Karalystiai parodė du tokius dalykus įdomius. Tai vienas dalykas tyrinėjamas, kaip matote, po pandeminis laikotarpis, nuo pandemijos pradžios. Ir vis daugiau žmonių į klausimą, kodėl tu dirbi, atsako, aš dirbu tik dėl pinigų ir tas skaičius auga. Ir tas skaičius didėja ir artėja prie pusės taip manančių. Tai aišku, sakyčiau, yra ir liūdnoka žinia. Ir tuo pačiu atlygio svarbą dar kilstelinti aukščiau. Tiesa, jeigu pasižiūrim į skirtingas grupės, demografinės grupės, pavyzdžiui, moterys arba, pavyzdžiui, vyresni darbuotojai nei 55 metų, jie šitą klausimą teigiamai atsako rečiau. Bet yra kita žinia, kuri yra netokia bloga, o gal net ir gera, kad vis dar arba daugiau negu pusė darbuotojų ir šito didelėje imti respondentų atsako, kad jie yra pasirengę įdėti daugiau pastangų ir sunkiau dirbti, jei ir kai organizacijai to reikia. Tai tikrai yra gera žinia. Tyrimas neatsako, kodėl, ar ne, kokia tai yra paskata. Mums reikia daryti patiems savo išvadas ir sprendimus. Bet atlygio praktikų tikslas yra atlygio priemonėmis mažų mažiausia šito noro nenužudyti. Nes visi žinom, kad atlygis yra ta funkcinė arba higieninė dalis, elementas, na, o tam tikromis atlygio praktikomis ir stiprinti, užvesti arba palaikyti šitą norą, žengti ekstra mylią. O dabar tada jau grįžtu prie tavo klausimo, kaip sakyt, kada tas atlygis konkurencingas, koks nekonkurencingas ir kaip jį matuoti ir svarbiausia, ką su juo daryti. Tai pasiekmes atlygio nekonkurencingumo arba tie požymiai yra labai labai panašus ir dažnai vienodi, kaip ir tu vardinai, ar ne, dėl kitų priežasčių. Darbuotojai išeina, jie dirba trumpiau nei šitoje veiklos rytyje įprasta sektoriuje, nepriima darbo pasiūlymų, vystosi absenteizmas, žema moralė, įsitraukimas, efektyvumas, etc. Bet yra ir keletas tokių, specifinių, tikslingų požymių, kurie parodo žemą atlygio arba atlygio praktikų konkurencingumą. Tai vienas toks labai akivaizdus, įmonė dalyvauja tyrime, pasilygina atlygį su rinka ir sužino. Sulig rinka moka žemiau rinkos, virš rinkos. Tai čia jau yra toks akivaizdus duomenimis grįstas požymis. Kiti požymiai, kurie yra, aš vadinčiau, konstruktyvūs, teigiami ir tikrai panaudotini, tai yra darbuotojų grįžtamasis ryšys. Tai tas grįžtamasis ryšys gal nebūtinai visada būna pačiomis maloniausiamis formomis pateikiamas, bet visgi tai yra grįžtamas ryšys. Kai darbuotojas ateina pas vadovą ir sako, žiūrėk, yra negerai, ar ne, pateikia pavyzdžius, argumentus, klausia, tyrinėja galimybės. Arba išreiškia savo nuomonę per apklausas, ar ne, bendrasias apklausas. Na taip, žinom, kad atlygios tas skalės, stulpelis, jis dažniausiai būna žemiausias, bet kai kurie darbdaviai tikslingai tas apklausas plėtoja ir klausia humanių klausimų. Pavyzdžiui, kuriantis vienodą vertę darbuotojai atlyginami organizacijų vienodai. Ne? Čia neklausia, ar atlygis didelis ar mažas. Arba aš žinau, nuo ko priklauso mano atlyginimas. Arba žinau, ką turėčiau daryti, kad mano atlyginimas augtų. Arba mes reguliariai, nerečiau kaip per metus su vadovu aptarė mano galimybės. Toliau, taip toliau. Tai jeigu tokių klausimų paklausus ir gavus, įsivaizduokime atsakymą ne, mes jau matome indikaciją, kad atlygio sistema yra nekonkurencinga. Ir žinoma, sudėtingiausia, bet ir nemaloniausia yra apčiuopti ir priimti
na, tuos jau nekonstruktyviuosius požymius. Tai visi žinom. Atlygio dėrybos nesibaigiančios, tik tai vienas atėjo, kitas iš paskos beldžias, šantažas, ar ne, išeisi, jeigu nekelsi. Dar vienas toksai bruožas yra, kai darbuotojai įsivaizduoja, kad vadovo atlygis yra pernelyg didelis. Na, tai tada toks suvokiamas neteisingumas, ar ne? Kartais būna, kad organizacijos nepakankamai įvertina aukštesnių grandžių darbuotojų atlygį. Na, kitaip sakant, jie nemato perspektyvos ir priežasties jiems stengtis, tobulėti, augti, dirbti geriau, nes, na, tas sekantis laiptelis ar kitas laiptelis, jis nemasina, ar ne, nes galvoja, kad nebus to atlygio skirtumo reikšmingo. Na, aš jau nekalbu, aišku, apie ten atlygio diskriminacijos atvejus, lyties, amžiaus įsitikinimų pagrindų ir taip toliau, taip toliau. Tai šiek tiek apibendrinant, ar ne, mes į tuos visus požymius, bruožus, ar atlygis, ar atlygio sistema, tuo pačiu ir darbdavys yra konkurencingas ar ne, mes galime suprasti, žiūrėdami plačiai, ar ne, pasitelkiant tyrimus, apie kuriuos Živilė kalbėjo, specifiškai analizuojant atlygio praktikas, ar ne, atliekant rinkos konkurencingumo tyrimą. Ir dar labai svarbi ir ta tokia tikslinė percepcija, kaip tai vertina skirtingos vadovų grandis ir skirtingos darbuotojų grupės. Ir kai mes neapsiribojame, negalvojame, tik tais nežiūrime vieni plikus skaičius, bet matom tą platesnį paveikslą, mes ir galime, na, tiksliai diagnozuoti problemas ir galimybės. O dabar aš jau norėčiau pakalbėti apie tai, kad ką su tuo daryti, ar ne? Kaip būti konkurencingu atlygio arba atlygio praktikomis. Ir minėjau, ar ne, konkurencingumas tai yra, nu, toks teisingas pasirinkimas ir labai gerai, jeigu tu pasirenki pirmas. Tai man tai yra apie prioritetus. Ir jeigu iš tiesų išsikelti vieną svarbiausią tikslą, kaip pagerinti konkurencingumą atlygio elementais, aš siekčiau tikslo teigiamo atlygio suvokimo. Ne didesnio atlygio, bet teigiamo atlygio suvokimo. Kodėl? Živilė sakė, ir mes visi žinom, kad pinigų visiems trūks ir vienai pusė, ir kitai, ar ne? Bet net tie darbdaviai, kurie, nu, yra dosnūs arba jų verslai yra labai pelningi ir jie turi galimybę, ar ne, mokėti labai didelius, didesnius negu rinka atlygius. Nebūtinai tas teigiamas atlygio suvokimas tose organizacijose yra. Nes jeigu pinigai mokami neteisingai, ar ne, nusivylimas. Ir čia noriu paminėti vieną tokią labai filosofinę įžvalgą, bet prieita tyrimais, prieš 20 metų atliktas mokslininko Lutmer tyrimas, kurio išvados norėčiau taip lėčiau staptelti, nes tikrai labai įdomios, kad mūsų aplinkos, kurioje veikiame, artimos aplinkos, žmonių atlygio žinojimas yra rimta gerovės jausmo prielaida. Reiškia, žinojimas aplinkui dirbančių žmonių, artimos aplinkos atlygio yra gerovės jausmo prielaida. Nu, well-being, ne, angliškai. Kodėl? Nes laimė atsiranda. Nes atostogų dienos dabar užsipildyta, kai ateisiu, kad pirmadienį, kai ateisiu. Aiste, jeigu gali atsimutink, prašau. Taip, ačiū labai. Tai kodėl tas gerovės jausmas didėja, nes mūsų laimė ateina per lyginimas, ar ne? Sakau, tikrai labai tokios filosofinės įžvalgos, bet Lutmer iš karto keliauja prie praktinių implikacijų, kad jam receptas to teigiamo atlygio suvokimo organizacijoms yra atlygio skaidrumas. Na, tai kai organizacija už vienodą kuriamą vertę atlygina vienodai ir tai žmonės mato, kai organizacija geba paaiškinti atlygio skirtumus tarp ir tą patį darbą dirbančių žmonių, bet kriteriškai, kai organizacija parodo pilną paveikslą, kaip gali uždirbti daugiau, ar ne, ir kai organizacija dalinasi netgi, na, tą informaciją ar tais sprendimais, kurios žmonės negali kontroliuoti, ar ne, dėl sprendimo didinti darbo užmokestį kiek, arba jo nedidinti ir kodėl. Na, tai ir yra jau tos skaidriosios atlygio praktikos. Ir jeigu mes pasiekėme tokiomis priemonėmis to tikslo teigiamo atlygio suvokimo, mes iš tiesų turime labai
konkurencingą sistemą ir sustiprinam savo bendrą kaip darbdavio konkurencingumą. Ir dar vieną momentą noriu paminėti apie tą skaidrumą, sistemos skaidrumą. Jisai naudingas dar ir todėl, kad iš tiesų, lyginant su darbo užmokesčio didinimu, ar ne, lyginant su neefektyviu atlyginimu, skaidrios sistemos diegimas, iš ties yra labai mažai kainuojanti ta priemonė, ar ne, apie kurią darbdaviai kartais net nepagalvoja, kaip verta ją turėti. Išties ta investicija, net jeigu mes skaičiuotumėm viską, konsultacijas, rinkos tyrimą, jūsų profesionalų darbą, ar ne, ir tą vadovų įtraukimą, kol tos atlygio praktikos, yra parengiamos skaidrumo, ar ne, iškomunikuojamos, įdiegiamos, tai iš esmės apsiriboja maždaug vieno darbuotojo metinio atlyginimo vidutinio, ar ne, ir ta grąža sugrįžta labai greitai. Jinai sugrįžta nedelsiant, o ilgalaikė grąža ir ta nauda, kad mes tiesiog jau tai, ką ir mokslininkai mini, ar ne, mes turime vidinį teisingumo jausmą, sąžiningumo jausmą, kuris mums labai labai gerai ir teigiamai veikia tuos mums labai norimus rodiklius, tiek darbuotojų kaitą, tiek jų energiją, įsipareigojimą, pasitenkinimą ir etc. Bet Aiste, apie skaidrumą kalbam ir sąžiningumą, tai mes jau turime bazę, kuri skatina skaidrumą. Argi to nepakanka? Ir iš kitos pusės, dar pratęsiant, tai ir artėjant ES skaidraus atlygio įsigaliojimo direktyva, tai ko mes dar nepadarome? Žinai, su kuo lyginsies? Tai iš tikrųjų, jeigu žiūrėti pasaulyje, tai atlygio skaidrumo būdų yra labai įvairių. Taip, nemažą dalį mes jų turime. Pavyzdžiui, prievolę skelbti atlygį samdant, ar ne? Mes tai iš tiesų praktikuojame. Arba viešiname, koks yra atlygio atotrūkis tarp vyrų ir moterų, ar ne, tam tikrose darbuotojų grupėse. Iš dalies, tikrai ne visos kompanijos, kurios turėtų, bet ir atlygio galimybių ir kriterijų, tas skaidrumas, aiškumas, ar ne, intervalai, dydžiai, taisyklės ir panašiai. Ko mes neturime, o pavyzdžiui turi kitos rinkos, tai yra sumokėtų darbo santykiai susijusių mokesčių, ar ne? Pavyzdžiui, Skandinavijoje kiekvienas kaimynas pasižiūri kito kaimyno sumokėtus mokesčius ir puikiausiai žino, kiek anas uždirba, arba kolegos, ar ne? Arba tai, ką mums atneš direktyva, atlygio konfidencialumo užkardimo, ar ne? Direktyvai įsigalėjus, mes nebegalėsime jokiais būdais reikalauti, kad atlyginimas būtų konfidenciali informacija, kurią darbuotojai negali dalintis. Tai aš apibendrinčiau, kad mes Lietuvoje turime labai neblogą, gerai, sakykim gerą, nesakysiu aš taip lietuviškai neblogą, bet gerą teisinę bazę ir tą pagrindą, bet pakankamai laisvą interpretaciją. Ir aš dirbdama jau 6 metus veikiant tam darbo kodeksui, aš tikrai matau daugybę organizacijų, kurios kaip galėtų žengti ir vieną, ir antrą, ir trečią žingsnį, kad iš ties įstatymo raidę atlieptų savo naudingai, o ne dėl tos raidės. O kaip tai daryti? Tai tiesiog keletą tokių žingsnelių, etapų, nuo kurių organizacijos dažniau pradeda ir gal naudinga pradėti. Toks lėtesnis kelias, bet užtikrintas. Tai prasideda nuo pareigybių struktūros viešumo, ar ne? Kai visi organizacijoje sužino, kaip kuri pareigybė, taip laipteliais, hierarchiškai yra vertinama pagal vertės sukūrimą. Bendras atlygio konkurencingumo lygio viešinimas, ar ne, kaip mes atrodome su rinka, mes galime pasirinkti nerodyti atskirų taškų, atskirų darbuotojų, netgi atskirų lygių. Pradėkime nuo bendrai, kaip mes, kaip įmonė, savo pasirinktame konkuravimo lauke atrodome, ar ne, o tada eikime į didesnį gylį ir neškime tą žinią. Kartais gerą, kartais suklusimą, kad reikia pasitemti, kartais kaip tik nuraminimą ir užtikrinimą, kad viskas yra puiku. Ir tada jau dar keliaujant toliau, kai darbdaviai jau pasiryžta, tai yra tas vadinamasis horizontalus skaidrumas, kai pirmiausia, reiškia, yra išviešinama, bet išskaidrinama
darbuotojų pareigų lygyje atlygio galimybės, ar ne? Ir tas horizontalusis skaidrumas skamba, žinau, paradoksaliai, bet iš tiesų padeda ilgainiui vadovams, ir ne vadovams, o įmoniai, ne taip sparčiai didinti darbo sąnaudas, ar ne? Reiškia, tas išviešimas nepriešingai sako, o tai dabar man reikia mokėti daugiau, nes aš matau, kad dar ne maksimumas. Bet priešingai. Ir kaip tas paradoksas įvyksta, kad mes išnaikiname dėrybų kultūrą. Žmonės žino, yra toks intervalas, yra tokios galimybės, tai gerai, jeigu yra kriterijai, kodėl aš tame intervale kažkur esu, bet tai jau, iš dalies vienodina tą atlygį už panašų darbą, iš kitos pusės jį, kaip sakant, laiko rėmuose. Tai darbdavys čia šitoj vietoj, jeigu tuo momentu pirmuoju, kaip tas pirmas mano tyrimas minėtas, gal šiek tiek ir tenka kilstelti darbo užmokesčio bazę kai kuriems, tai ilgainiui jisai gali lėtinti. Ir kai šitą žingsnį pasidarom, sekantis žingsnis jau galėtų būti vertikalusis horizontalumas, ar ne, kai darbuotojai mato ir kitų pareigybių grupių, aukštesnių, žemesnių atlygio galimybės, tai prisideda prie mano tik ką minėto to noro stengtis, ar ne, noro žengti papildomą žingsnį, ekstra mylią. Nes taip žmonės mes patys edukuojame apie galimybės organizacijos. Tampa tiesiog, suprantamos, realios, ar ne, konkrečiomis pareigomis, kur aš turiu nukeliauti, tada iš karto kyla toks pamąstymas, o tai ko aš turiu išmokti, kaip aš turiu rezultatyviai dirbti, kad aš galėčiau tai daryti. Ir tada tas įsipareigojimas ir tokia teigiama vidinė konkurencija labai padeda organizacijai. Tai aš manau, kad mums koncepcijų turbūt pakanka, mums laikas tiksi ir keliaukime prie praktinių atvejų, ką mes, Živilė, esam nuveikusios. Ir pasidalinsim dalyviais. Būtinai. Ir šiaip stengiamės tuos praktinius pavyzdžius parinkti irgi pagal jūsų užklausas, kurias pildėt anketoj mums, tai ačiū labai ir už tai. Ir dar kartą mums besidalinant, labai noriu pakviesti, rašykite į mūsų pokalbių langą, kas jums surezonavo, kokie klausimai kyla, galbūt kažkokių situacijų irgi noras pasitikrinti, pasidalinti, galbūt ir pergalėm, nes paprastai stengiamės ne tik mes dalintis, bet kviečiame vieni kitiems padėti. Tai gal, Aiste, tada keliaukim prie pirmosios situacijos. Gerai, aš ją pavadinau visas atviras paveikslas, ar ne? Neįvardinant konkrečiai įmonės, bet truputėlį nupiešiant kontekstą, kad jums būtų aiškiau, tai yra aukštos pridėtinės vertės produktą kurianti įmonė ir viena lyderiaujančių savo srity, kuri susidūrė, ilgainiui vienu momentu pajuto, kad su pernelyg didelė darbuotojų kaita. Tiesiog jinai augo ir pasiekė tokį jau nebetoleruotiną lygį. Kai tuo tarpu, bandant atstatyti pajėgas, aplikantų mažai, pasiūlymus atmeta, o organizacijos viduje, tie mano minėti nekonstruktyvūs nepasitenkinimai ir vadovybės sprendimais, ir mūsų atlygio praktikos negeros, ir papildomos naudos prastos, ir biurokratijos daug, ir darbo priemonės, žodžiu, daug tokio sabotažo arba pasyvios agresijos. Kaip mes tyrinėjame organizaciją su organizacija kartu, nes aišku, čia vienas negali būti lauke karys, tai pirma, per darbuotojų apklausą tikrinome, ar ne, darbuotojų įsitraukimo, pasitenkinimo, rekomendavimo indeksą ir organizacijos efektyvumą, papildomai tikslinomės pasitenkinimą atlygio programomis ir praktikomis, panašiais klausimais, kaip aš jau minėjau. Kalbėjome su vadovais, nes jų organizacijų yra labai daug, jie labai skirtingi žmonės, skirtingomis sritimis atsakingi, tai reiškia ir žmonės pas juos skirtingi dirba, jų struktūruotus interviu darėm ir darėme labai skirtingų darbuotojų fokusuotosias grupės, kurias po to apibendrinome jau vadovybės įžvalgų sesijoje su tam tikrais pasirinkimais. Ir ką su tuo darėm, ar ne, iš to gimė prioritetų planas. Kaip Živilė minėjo, norisi pulti ir čia taisyti tai, kas blogiausia, bet mūsų gyvenimo strategija buvo, susidėlioti tokį ilgalaikį planą, kartais įgyvendinant pradžio ir lengvesnės priemonės, o brangesnės atsidedant truputėlį vėliau,
o kartais, tame plane buvo ir tokių jau labai svarbių pagal svarbą didelių skaudulių taisymas. Organizacija priėmė sprendimą, įsipareigojo ir tą darė komunikuoti darbuotojams apie tos tyrimus. Čia irgi labai svarbus momentas, kurį organizacijos besityrinėdamos pamiršta, kad tai pasidalinimas, ta informacija jau yra savaime įtrauka ir užnorinimas ir tokio pakvietimo partneriškumui. Tai tyrimais dalinosi, įsipareigojo toliau tęsti tą tyrimų kelią darbuotojams ir toliau dalintis ir kaip sakant, to tokią komunikaciją gerą turėti. Išviešino kai kurias, atlygio praktikas, kurios nebuvo aiškios, suprantamos, sumažino kai kurias biurokratinės praktikas. Ir čia iš tiesų buvo labai pigi priemonė, kurios, niekaip nebūtų supratę, jeigu iš tiesų ne tos fokusuotosios grupės, kurias tikslingai tam tikroms darbuotojų grupėm tai buvo didelis peilis, naudos praktiškai organizacija iš jų neturėjo, tai labai lengva, tiesiog kill. Tai va, ir kai kuriom darbuotojų grupėm irgi tiesiog labai elementariai darbo tokią aplinką pagerino. Tai va, koks rezultatas? Fantastinis. Ta prasme, darbuotojų kaita pradėjo mažėti, praktiškai labai greitai. Vėliau pasimatavimą padarė, rezultatai jau buvo geresni įsitraukimo. Užsikūrė iniciatyvinės grupės, tie žmonės, kurie sabotavo ir pyko ir skundėsi tarpusavyje, kažkokia dalis jų įsitraukė į tolesnes tas organizacijos priemonės vystymo, ar ne? Ir svarbiausia, personalo vadovas, ar ne, jisai tikrai gavo per šitą projektą tiek daug dėmesio ir tiek daug palaikymo iš vadovybės, sutarimo dėl ilgalaikio plano. Super. Kokios pamokos? Ne, tai nebuvo mažos algos klausimas, nors skundų apie tai girdėjosi labai daug. Ir geriausia žinia, kad šitos įmonės biudžetas nei centų nepadidėjo. Tai ta prasme, kad dėl perstruktūravimo, dėl gero susidėliojimo, kas yra svarbiausia, ir tam tikro šiokio tokio sumanumo, iš tikrųjų viskas baigėsi gerai. Živilė. Taip, ačiū Aiste. Aš noriu pasidalinti vienos organizacijos praktinių pavyzdžių, kurį pavadinome kartu su organizacija Žemai kabantis vaisius. Ir iš tikrųjų situacija yra tokia, kad priešingai nei Aistės atveju atlygis iš tiesų buvo problema. Kad suprasti irgi kontekstą, tai yra regione veikianti gamybinė organizacija, kuri iš tiesų žino, kad atlygio situacija yra tikrai ne ta, kurią galėtumėm pavadinti konkurencinga, tačiau iš tiesų labai turi lojalius darbuotojus ir turi priešaky pakankamai reikšmingą papildomos samdos projektą. Tai kaip mes vertinome konkurencingumo arba nekonkurencingumo elementus, tai pirmiausia, aišku, nusiskundimai dominavo būtent dėl atlygio dydžio. Kita didelė dalis, ir čia apie ką Aistė pasako, ar ne, skaidrumo ir sąžiningumo principų, buvo labai toks nemalonus atotrūkis, apie kurį žinojo visi tarp vidinių darbuotojų ir laikinų darbuotojų arba vadinamųjų kontraktorių. Ir organizacija iš tiesų tokioje situacijoje, kad turi tikrai ribotas galimybės keisti bazinius atlygius. Tai priimdama irgi savo realybę brandžiai, organizacija paprašė mūsų padėti jiems atlikus darbdavio konkurencingumo tyrimą, pamatyti kokia, kitaip sakant, kiek galimai bloga galėtų būti situacija ir ką daryti iš tiesų, nes pagunda blaškytis arba tada iš to didelės temų grupės neišsirinkti prioritetinių ties kuo dirbti. Tai buvo labai kokybiška diskusija apžvelgiant tiek organizacijos rezultatus, lyginantis su rinka ir sektorium, vėlgi samdos projektui tas labai aktualu buvo, ir veiksmų planavimas vadovų komandos lygmenį. Tai kokios išvados ir tobulintinos sritys? Visi pamatėm, supratom ir žinom, kad atlygis yra problema, bet šiandien dienai korekcijų daryti nėra per tiesioginį bazinį atlygį.
Kaita visame tame procese yra pakankamai sveika ir valdoma ir darbuotojų lojalumas ir meilė darbui, kurį jie atliko, tikrai buvo didelė ir tebėra, nebuvo, yra didelė. Aišku, paaiškėjo ten kiti tokie dalykai, kaip darbo krūvis ir grafikai su darbuotojų pasiūlymais ir komentarais, ką jie galėtų ir norėtų matyti kitaip. Atlygio ir pačios vadybinės praktikos, nors ir skaidrios, bet vėlgi dėl to vidinio nesąžiningumo ydingos, nes ne tik atlygis buvo nevienodas, bet ir tai, kas buvo leidžiama vieniem, nebuvo leidžiama kitiem. Ir dėl to tas vidinis nesąžiningumo jausmas, jisai labai stipriai buvo išreikštas. Kokią įgyvendinimo arba strategiją veiksmų planavimui ir veikimui. Tai pirmiausia, ką darėme, tai ką Aistė irgi sakė, komunikacija dažnai pamirštamas elementas. Tai kalbėjom su vadovais, susitarėm ir įtraukėme į būtent didesnio paveikslo rezultatų ir įžvalgų pristatymą, diskusiją savo komandose dėl trumpesnio ir ilgesnio laiko perspektyvos, sąžiningai garsinant, ką galime daryti, ko negalime. Susitarimai dėl atlygio principų keitimo esamiem darbuotojam vidiniam ir išorės darbininkam, plus vėlgi standartų nusistatymas naujam samdos projektui, o kaip vieną žemai kabantį vaisių ir greitą sprendimą, kuris irgi atėjo iš tyrimo įžvalgų, tai buvo nuspręsta ieškoti finansavimo darbuotojų transportavimui į darbą, nes nemažai buvo informacijos apie tai, kad mes užtrunkame ilgai, mums tai kainuoja ir tokiu būdu tiesiogiai neperžiūrint bazinio atlyginimo buvo nuspręsta kompensuoti atvykimo kaštus, ko pasekojo žmonės savų pinigų kurui, transporto bilietam ar kitom priemonėm neišleistų. Ir aišku, prisiminė, kad tam tikriems sprendimam netgi galėtų būti mokestinės lengvatos. Ir didelė dalis vis dėlto buvo pačių vadovų edukavimas, pozicijos suvokimas, stiprinimas ir suvokimas, kad tas sąžiningas ir atviras komunikavimas nebūtinai lengvas, tikrai ne, bet jis yra didžiulė pagalba tiek personalo vadovai, tiek apskritai įmonės vadovai. Pamokos tai neapsiriboti, iš tikrųjų negalvoti, nesusitelkti, kad tik viena tema, tai yra atlygis ir jokio kito sprendimo nėra. Visą tai mes gavome iš duomenų, iš kiekybinių ir kokybinių duomenų, labai dosniai žmonės komentarus teikia. Ir susidarėme trumpalaikių bei ilgalaikių sprendimų planą, bei kaip tas planas beje vykstantis eigoje, labai irgi laukiu rezultatų, turėtų tikrai padėti ir sukurti norimą gražų organizacijai. Ačiū, Živilė. Žiūriu į laikrodį, iš tiesų Keliaukim. Taip smarkiai bėga, kad turėtumėm keliauti jau prie apibendrinimų. Ir turbūt norėtųsi pasilyginti, ar ne? Vėl. Be abejo, mes čia apie lyginimas šiandien kalbam nemažai. Tai iš tikrųjų, pabaigiant, pradėjo Aistė CIPD tyrimo duomenimis ir aš irgi radau tam tikrą informacijos dalį tyrime. Tai kasgi lemia pirmiausia šiom dienom, čia visiškai šviežias praėjusių metų pabaigos tyrimas ir mūsų surinkti duomenys Lietuvos dirbančiųjų šių metų pradžioje, kasgi lemia darbuotojų sprendimą keisti arba nekeisti darbdavio. Tai jeigu žiūrėtumėm į top 5-tuką, tiek Jungtiniai Karalystiai, tiek Lietuvoje, taip atlygis ir darbo sąlygos, tai nesiginčiam, yra, buvo ir bus. Vienas svarbiausių, bet jeigu dar, tarkim, UK žiūrima daugiau į tą darbo gyvenimo dermę, darbo pobūdį, mūsuose dominuoja būtent tie emocinio atlygio, lyderystės, vadybos, santykio, organizacinės kultūros elementai, kur žmonės sako garsiai ir labai svarbu aukštai vertina pagarbos, sąžiningumo vertinimo ir įvertinimo už darbą, beigi darbo turinys, kur irgi, jeigu plačiau pasižiūrėtumėm, labai gražiai visos temos koreliuoja su atlygiu ir tęstant apibendrinimą, kokias įžvalgas mes pačios Aistė norim pasidalinti, kad taip,
atlygis yra svarbus, bet sutikite, kad dažnu atveju tai yra dažniausia priežastis, dėl ko žmonės įgarsina, kad keičia darbdavį. Yra objektyvių situacijų, kur atlygis yra esminis, bet labai dažnai yra kitos dedamosios, dėl ko žmonės palieka esamą darbdavį arba atmeta naujo darbdavio pasiūlymą. Atlygio augimą tikrai galima amortizuoti per investicijas į emocinės naudas arba būtent lyderystės, vadybinės praktikos kokybės peržiūrą, procesus ir visus kitus elementus, kuriuos paprastai priskiriam organizaciniai kultūrai. Šiandien mes kalbam apie duomenimis grįstus sprendimus ir norisi, kad vis dėlto suprastumėm, kad su tyrimais mes tikrai daug greičiau galime padėti savo ir savo organizacijai identifikuoti stiprybės, koreguotinas sritis ir tai, ko visiškai nereikia daryti šitame etape, nevadovautis prielaidomis. Ir tyrimais atlygio srityje, jeigu papildant tavo paskutinę mintį, mes ne tik gauname kažkokią tai žymą, kelrodę, bet vadovybė, personalo vadovai gauna tą tokį užtikrintumą, ar ne? Jie gali tada keliauti tiesiai, susidėlioti savo prioritetus, žingsnius ir tokį tikrai gerą pagrindą jau tvarkyti tą atlygį, o turbūt kaip ir norėčiau dar kartą pabrėžti, ne tiek patį atlygį didinti, ar ne, kiek įsivesti tvarką, įsivesti aiškumą ir kaip įmanoma didinti tą vidinį atlygio teisingumo suvokimą, ar ne, būtent tokiomis visai nedaug kainuojančiomis priemonėmis. Tai liko vos 4 minutės. Ką darome su klausimais, Živilė? Mes klausimus būtinai apžvelgsime ir tikrai, bet prieš apžvelgiant klausimus labai norime pakviesti jūs bendrauti, palaikyti santykį ryšį, kaip Aistė minėjo, mes grįšime. Tai pirmiausia, labai noriu pakviesti dar, kas esate, klausote, sureaguokite į pokalbių svetainę savo ar kažkokia mintim, ar galbūt irgi praktika įgyvendinta. Mes turime šiek tiek klausimų. Vienas iš jų, Aistė, yra, ką daryti, jei mūsų atlyginimas atitinka rinkos atlygį, bet kaita nemažėja. Lina mūsų klausia. Tai turbūt visą mūsų webinarą galima apibendrinti ir sakyti, turbūt tada reikia ieškoti atsakymų, kodėl, ar ne? Tai jeigu pasiliekant atlygio kontekste, galbūt stokojama to atlygio teisingumo, nes yra paradoksų, yra kompanijų, kurios ir viršyje. Ir dar vienas pavyzdys, kurio nespėjom pasidalinti, bet labai trumpai garsinsiu. Darbuotojo atlygis tiesiog mušia lubas, ar ne, o jų nusiskundimai mažas, blogas ir, kaip sakant, ir mes nieko nenorime. Tai tiesiog reikia gerai patyrinėti, gerai suprasti, neskubėti šokti prie išvadų ar juo labiau veiksmų. Geriau, kaip sakant, atmatuokim kelis kartus ir tada kirpkim ir tada kaip sakant, ta siūlė bus tiesi, ar ne, nes nukirpsime tiesiai. Dar vieną klausimą turim Eglės, tai sveika Eglės, smagu tave čia matyti. Ar gali patikslinti, kurį tyrimą turi matyti, nes mes į 2 tyrimus šiandieną kreipiam dėmesį? Turbūt atsakėte ten, Aistė, kur minėjo lyg tai, kad UK, CPD, bet ar būtent iš UK buvo tik tai surinkta, iš to šalies tik tai duomenys, ar ten daugiau šalių duomenys, kur buvo 5000 su viršum respondentų. Tai ten tik UK buvo tyrimas atliktas. Tai ačiū. Dėkui. Ir daugiau klausimų neturim, bet gal dar kažkas nori iš dalyvių sureaguoti. Ačiū, Sigita, už ačiū. Ačiū visiems susirinkusiems. Aš tai kažkaip sakau, mes su Živilė truputėlį nerimavom, ar tai tikrai geras laikas, bet atsakymas, kad turbūt tema tokia svarbi, kad ir laikas pasidaro geras, bet tai nesumažina jūsų dėkingumo jums, kad jūs suradot šitą laiką. Tikiuosi, jisai buvo naudingas. Ir Eligijus dar labai mum
antrina, sakydamas, kad įsitraukimo tyrimo ir atlygio sistemos analizės tandemas yra kone galingiausias įrankis HR temoje. Ačiū, kad šią temą nagrinėjate kartu. Linkėjimai Eligijus, ačiū tau, Eligijau. Ačiū, Eligijau. Dėkui visiems ir iš tiesų gerbėme jūsų laiką, tikėjomės, kad tas mūsų kvietimas Lunch and Learn susitikimui buvo jums naudingas. Grįšime pas jūs pasidalindamos įrašą, atsakysim į klausimus ir už temas, kurias dar irgi mums palikote pildydami anketą. Ačiū, gražaus likusio ketvirtadienio ir prasmingos vasaros bei lengvų sprendimų. Na gerai, lengvi gal nebus, sklandžių sprendimų. Ačiū visiems, ačiū Živilė. Dėkui visiems, iki.